Suprasime funkcijos apibrėžimo sritį. Prisiminkime, kad funkcijos apibrėžimo sritimi laikomos tos x argumento x reikšmės, prie kurių funkcija y nuo x yra apibrėžta. Pirmas pavyzdys, kurį nagrinėsime, yra duota funkcija y lygu 10 logaritmas reiškinio 3x minus x kvadratu. Pradžioje prisiminkime, kaip atrodo 10 logaritmo grafikas. Brėžkime koordinačių ašis, ašis y ir ašis x. Pažymėkime tašką vienetas. Tada funkcijos y lygu 10 logaritmas x grafikas atrodo štai taip. Tai ir užrašykime, kad tai yra y lygu 10 logaritmas x. Matome, kad funkcija yra apibrėžta tik tai neneigiamiems x, tai yra x yra daugiau už 0. X taip pat negali būti lygus 0. Grįžkime prie mūsų pavyzdžio. Tada analogiškai galime parašyti, kad reiškinys 3x minus x kvadratu turi būti griežtai teigiamas. Abie nelygybės pusės padaugykime iš minus vieneto ir turime, kad tai yra x kvadratu minus 3x mažiau už 0. Iškelkime x prie skliaustus ir štai turim tokią sandaugą. Žinoma, kad sandauga yra neigiama, kai pirmas dauginamasis yra neigiamas ir antras yra teigiamas. Perrašykime pirmą nelygybę. Iš antrosios mes gaunam, kad x daugiau už 3. Pažymėkime šios du intervalus skaičių tiesėje. Atidėkime reikšmes 0 ir 3. Ir dabar atidėkime intervalus x mažiau už 0 ir x daugiau už 3. Matome, kad intervalai nesusikerta. Tai reiškia, pirmoji sistema neturi sprendinių. Antru atveju mes turime, kad pirmasis dauginamasis yra teigiamas, o antrasis dauginamasis yra neigiamas. Šiuo atveju irgi sandauga bus neigiama. Iš čia gauname, kad x daugiau už 0 ir x mažiau už 3. Atidėkime šios du intervalus taip pat skaičių tiesėje. Taškas 0 ir taškas 3. Intervalas x daugiau už 0 ir intervalas x mažiau už 3. Atidėkime tuos intervalus. Jie susikerta intervalę x tarp 0 ir 3. Tokiu būdu mes gauname ieškomos funkcijos apibrėžimo sritį. Tai yra visi x tarp 3 ir 0. Uždavinys išspręstas. Pasižiūrėkim dar vieną funkciją. Y lygu kvadratinė šaknis x kvadratu minus 7x plus 12. Žinoma, kad kvadratinės šaknies pošaknis turi būti neneigiamas. Tai ir užrašykime. Dabar surasime taškus, kur parabolė kerta x ašį. Tai yra, spręsime kvadratinę lygtį. X1, 2 lygu 7 plus minus.
šaknis b kvadratu, tai yra 7 kvadratu, minus 4ac, minus 4 kart 1 kart 12. Vardiklyje 2a, 2 kart 1. Suskaičiuokim. Tai yra lygu 7 plus minus po šaknyje 49 minus 48, viskas padalinta iš 2. Tai yra lygu, ištraukiu šaknį, 7 plus minus 1 padalinta iš 2. X1 tokiu atveju yra lygus 7 plus 1 pusiau, tai yra 4, ir x2 lygu 7 minus 1 vėlgi pusiau, tai yra 3. Nubrėžkime parabolę, kuri x ašį kerta taškuose 3 ir 4. Brėžiame ašį x, ašį y, atidedame taškus 3 ir 4. Kadangi koeficientas prie x kvadratu yra teigiamas, tai parabolės ašys eina į viršų. Štai mūsų parabolė. Schematiškai, bet to mums šiuo atveju ir pakanka. Pažymėkime sritis, kurioje parabolė yra teigiama. Ir dabar aiškiai pažymėkime x ašyje tas sritis, kurioje parabolė yra teigiama. Tai yra x mažiau už, į kairę nuo 3, tai yra mažiau už 3, ir į dešinę nuo 4, tai yra x daugiau už 4. Galime užrašyti atsakymą. Funkcijos apibrėžimo sritis yra x mažiau už 4, x mažiau už 3 ir x daugiau už 4.